Sveikos, mielos damos. Sveikos. Pasitaisau. Kokia aš oranžinį atrodau. Tai palaukiam, kol kas nors prisijungs, kol pamatys visos, kurios laukia šiandien šito seminaro apie meilę sau. Va, štai pamažu pradės jungtis merginos, labai smagu. Taigi šiandien, kaip sakiau, seminaras apie meilę sau bus. O, štai ir pirmi laikai. Ačiū, aš irgi jūs laikinu. Visas laikinu, kuriuos žiūrit. O šiandien sugalvojau pasidaryti dieną kitaip. Ir seminarą padaryti truputėlį kitokį iš kitos erdvės. Tai yra tiesiog sėdu į mašiną ir išvažiavau į prekybos centrą. Tikiuosi, kad internetas bus čia geras ir nebus jokių trukdžių. Ir norėjau padaryti tokį, kad būtų viskas labai toks lengvas seminaras. Toks ne, kad sėdime, aš čia ir dirbam ir mokomės, bet tiesiog, kad viską galima suderinti, ta prasme, visus dalykus iš esmės beje galima suderinti, ta prasme. Net ir darbą, paskaitas, savęs ugdymą, savęs analizės ir panašiai galima suderinti su kažkokia tai pramoga, ar ne? Ir aš manau, šiandien man tai ir pavyko įrodyti. Aš čia kaip Gabrielius Landsbergis, kuris irgi važiuoja, eina kokią nors kavinę kavos gerti ir tenai kalba apie problemas kažkokias, apie savaitės įvykius ir taip toliau. Tai va, aš irgi taip šiandien padarysiu, esu kavinėje su prekybos centre, už tai gali būti papildomi triukšmai įraše, tai tiesiog nepykite labai už tai. Manau, tokia aplinka ir tie papildomi garsai suteiks dar daugiau tokio tikrumo. Kad čia nėra kažkoks, kad aš čia nusidarius namie gyvenu, save myliu ir pasakoju jums tik tai, bet tokio tikrumo jausmo didesnio. Taigi ir laukiam dar truputėlį daugiau prisijungiančių merginų. Seminarė truks maždaug apie valandą. Štai aš turiu kavos, pareklamuosiu. Aš turiu pasiėmusi kavos ir tą pačią progą išgersiu ir kavos, kol su jumis šnekėsiu ir dalinsiuosi savo patirtim, dalinsiuosi patarimais, pamąstymais, išgyvenimais, suvokimais. Ir užtai išgerkim. Taip pat dar kviečiu ir kitas, jeigu norite, greitai bėkite pasidaryti kažko, kavos ar arbatos ir galėsime kalbėtis. Aš esu pasidarius planelį, susirašysiu, ką aš noriu jums pasakyti ir susirašysiu būtent praktikas, kurias noriu jums pasiūlyti. Taigi šiandienos, beje, ką žiūrite, pasidalinkite, ta prasme, tiesiog paspausite like, paspausite share, pasidalinkite, kad ir kuo daugiau moterų, ta prasme, ir iš jūsų rato pamatytų ir galėtų nuspręsti, ar jums reikia tai pamatyti, ar jums nereikia to. Ir jeigu jūs manote, kad čia bus įdomu ir jau, kas žino mane, tai jau žino ir tai tiesiog pasidalinkite ant savo sienos, kad mūsų kuo daugiau moterų atrastų tą meilę savo ir apskritai suvoktų, kad reikia save mylėti, kad tu niekur nedingsi be meilės savo, kad tai yra neišvengiamas dalykas, jeigu tu iš vis nori kažko gyvenime pasiekti ir kažką gyvenime, ta prasme, suprasti, pakeisti. Tai yra toks esminis aspektas, būtent, kad jūs save labiau mylėtumėt. Tai, ta prasme, meilė savo yra būtinas aspektas, kad jūs kažką tai gyvenime pasiektumėt, padarytumėt, sukurtumėt, nueitumėt. Ir iš vis, kad užsipildytumėt save tuo, kuo jūs manot, kad jums trūksta. Aš einu persėsti į kitą vietą, nes matau atsilaisvimą, kai atvažiavau, buvo čia labai daug žmonių. Ir maniau, kad aš iš vis negausiu niekur atsisėsti, galėsiu ant suoliuko sėdėti ir pasibaigs čia mano visos užmačios daryti seminarą, galėsiu sėdėti ant suoliuko iš jį ir daryti. Tai va, to žmonės nuės nuo kito stalelio ir aš persėsiu į patogesnę vietą, kur, manau, bus tikrai daug ramiau. Gerai, aš keliauju ten ir nešuosiu savo lizdą, susisuksiu kitoje vietoje. Galite pažiūrėti. Mes esam, ta prasme, kas nežino, aš gyvenu Lenkijoje
Vienu Lenkijoje Krokuvą ir čia yra prekybos centras, kuris vadinasi Bonarka. Oi, čia jo padas dabar, aš būtų kaip tos vlogeriai, žinot, kur eina į prekybos centrus ir filmuoja, bet už manęs yra Zara. Zara, didelė Zara, didesnė negu Klaipėdoj. Gerai, aš persikeliu į kitą vietą. Liuks. Čia daug fainiau ir čia bus man daug patogiau, nes čia yra aukštas stalelis, Baltija linkėjimai tau, labai smagu, kad esi. O, mūsų jau 10, kaip faina. Tikiuosi, mūsų labai neprimažės, kas dar kartą kartuoju, šiandieną seminaras yra apie meilę savo. Mes visi truks panašiai apie valandėlę laiko, tai skirkite savo tiek, manau, tiek tikrai galite atrasti. Gerai, kaip čia man patogiau pasidaryti, nu nieko, gal aš taip ir palaikysiu. Palaikysiu pagaliuką. Gerai, tai šiandien planas mūsų yra toksai, kad mes pirmiausiai aptarsime, dėl ko reikia save mylėti, kam reikia tos meilės savo, ką jinai duoda, kokią mes žalą darome savęs. Atsiprašau, kad taip truputėlį aš čia kreivioju. Baltija, pasidalink, jeigu turi draugų, kuriems yra taip pat įdomu, pasidalinkit tos, kurios prisijungi, kad po to turėtumėt ką aptarti prie kavos susitikusios, tai pasidalinkite su savo draugim šituo live seminaru. Taigi, kalbėsim apie tai, aš pasikeliu mikrofoną, kad jūs geriau mane girdėtumėt. Šitas live bus apie meilę savo, kaip save pamilti, kodėl reikia save mylėti, kokią mes žalą iš tikrųjų padarom be meilės savo. Išsiaiškinti, ta prasme, esminius tokius aspektus, kodėl reikia save mylėti, ką mums tai duoda, kaip mes išmokstame savęs nemylėti. Taip pat pakalbėsime apskritai, kas yra meilė savo, nes čia taip pat turime įvairiausių įsitikinimų, labai įdomių, labai kartais keistų. Ir Baltija perka taletą. Ok, Baltija, atvažiuosim mes pas tave. Tai tada pakalbėsim apie tai, kad beje, žodžiu, taip pat duosiu jums kelis, ta prasme, tokius esminius pratimus, esminius tokius ir svarbius pratimus, kurie neužims daug laiko, nes kas yra blogai, ta prasme, kodėl mes turime kitą kartą tikrai labai daug žinių, iš tikrųjų, ir apie tą savęs tobulinimą. Mes turime labai daug žinių apie tai, kokios mes turim būti, kaip mes turim save keisti, kaip mes ten turim medituoti, galbūt daryti praktikas, kad pasiektume, žinom, ta prasme, tų žmonių istorijos, kurie kažką tai pasiekė. Ir mes norim to, bet pasidaro taip, kad mes to norim, bet kažkodėl nepradedam daryti. Ir aš susiduriu su labai daug, ta prasme, moterų, kurios turi be galo daug žinių apie savęs, apie moteriškumą, turi labai daug žinių apie savęs tobulinimą, apie savęs sugdymą, įvairiausių daugybė žinių, bet jos nepradeda to daryti. Ir jos nepasiekia rezultatų tokių, kokių jos nori ir nesuprasi, kodėl. Atrodo, viskas yra po nosį, yra tiek daug visko, bet kažkodėl. Ir aš pati save, ta prasme, analizuodama ir tyrinėdama, pastebėjau, kad mes nepradedam daug ko daryti, nes tiesiog neprisiruošiam tam. Visos tos daugelis praktikų būna tokios, kad reikia sėsti, reikia skirti tam laiko, reikia sėsti, reikia tai daryti. Reikia kažką tai daryti, reikia atsitraukti nuo visų darbų, reikia atsitraukti nuo visų įsipareigojimų, o jie galvose mūsų labai sukasi, nes mes moterys labai daug visko įsipareigojusios daryti ir taip toliau, mes labai turim daug tokių prisigalvojusios privalomų dalykų mums. Tai, žodžiu, ir mes įsivaizduojam, kad mes tada negalim atitrūkti nuo to, kad mes labai daug laiko galbūt sugaišime ir tiesiog nepradedam, nežengiam žingsnį. Man irgi tai būna kitą kartą, kad aš labai noriu sėsti, labai noriu pamedituoti, vėl noriu nugrimsti į save, į savo vidinę tylą, į savo besąlyginį žinojimą, ta prasme, visų dalykų, bet aš to nepadarau. Ir kodėl aš to nepadarau? Nes man atrodo, kad tai yra ne dabar, laukiu tinkamesnio momento, laukiu kažkokių geresnių sąlygų, kažko vis laukiu kažkokio tinkamumo, savo būsenos tinkamos, nors jinai būna tikrai visada tinkama ir nepradedu to daryti. Tai aš būtent pasidalinsiu su jumis tokiomis praktikomis,
kur jums nereiks sėsti ir ta prasme, tarytum išeiti iš dabartinio gyvenimo, atsakyti dabartinio gyvenimo ir pradėti daryti kažkokias praktikas. Kad tai duosiu tokias praktikas, kurias jūs galėsite daryti bet kada. Jūs vairuojat, jūs dirbat, jūs plaunat indus, jūs su vaikais, jūs ką tik prabudusi, ar jūs einate miegoti, duosiu tokias, kad jūs tiesiog galėtumėte jas bet kur daryti, jums nereikės skirti papildomai tam laiko, jums nereikės skirti tam papildomai kažkokio energijos savo, kad jūs iš to pačio, kur dabar jūs esate, iš to pačio taško galėtumėte padaryti vieną ar kitą praktiką, kurios yra be galo paprastos, be galo lengvos, bet turi labai didelį poveikį, labai padeda mums greitai pakeisti savo sąmonės būseną ir greitai pakeisti savo vidinę būseną, ta prasme. Už tai ir pakelkime. Taigi, kas yra su meilė savo? Kas yra su meilė savo blogai? Beje, kas turit klausimų, nesvarbu, ta prasme, nelaukite, kol aš galbūt į jį atsakysiu. Kas turite kokius nors klausimus, po apačią tiesiog rašykite klausimus savo ir arba komentarus, jeigu turite, ar jums tai patinka ar nepatinka, jokio skirtumo, jeigu norite tai pasakyti ir pasakykite. Jeigu bus klausimas, padėkite priekyje 3 žvaigždutes ir tuomet parašykite savo klausimą. Kad būtų matyti iš karto, kur yra klausimai ir drąsiai jūs sakykite, drąsiai dalinkite savo patirtim ir savo suvokimais ir mes čia kartu galbūt atrasime kažką tokio ir kitoms moterims svarbaus ir kas jom gali padėti ir taip pat atrasime jums atsakymą arba kažkokį palengvinimą prie to, kur dabar jūs esate. Gerai, Simona, labas. Labai smagu, kad jūsų yra tiek. Pasidalinkite, sakau, ant savo sienų dar, kas esate prisijungę ir kas norite, kad ir jūsų aplinkos moterys į tai, ta prasme, pradėtų labiau save mylėti, tai tiesiog pasidalinkite ant savo sienų tai. Gerai. Kodėl mes savęs nemylime? Kodėl? Kodėl jūs esate čia? Jūs esate čia, nes turbūt galvojate, kad jums tos meilės savo nepakanka. Kad jums ta meilė savo yra kažkokia užduotis, kurią jūs turite ateiti į seminarus, mokintis ir taip toliau. Ne? Jūs galvojate, kad jūs kažką dar galite išmokti daugiau, kažką dar galite suvokti daugiau. Ne? Dabar atrodo, kad aš kalbu skirtingus dalykus, negu prieš tai sakiau, bet taip yra. Nes jeigu mes iš esmės jau visą tai turime, jau save mylime, bet kažkaip mes vis galvojame, kad mums dar kažko nuolat trūksta. Taigi, pavyzdžiui, aš pasidalinsiu dabar čia, ant savo sąsienio turiu aš sąsienį, ir čia bus mūsų lenta ir pavyzdžiui, tu esi čia, ne? Tu esi taškas čia, kuris turi, ta prasme, tiek pliusų, tiek įvairiausių minusų. Matot gerai, ne? Turėtumėt matyti. Tiek pliusų, tiek minusų jūs turit. Aišku, esmė, ta prasme, mūsų visos nemeilės yra ta, kad mūsų minusai mums pasidaro didesni už mūsų pliusus. Ir mes dažniausiai matome savo, net suplyšo lapas, mes dažniausiai matome čia savo minusus visus. Ir tie pliusai, jie tarytum yra, taip, aš tokia, aš anokia ir panašiai, bet aš tarytum turiu šitos visus minusus, kuriuos aš turiu sunaikinti, pašalinti ir panašiai. Ir tuomet aš jau galėsiu save mylėti, nes tada atrodo pliusų pasidarys daugiau. Pliusai perims mūsų, ta prasme, pliusai perims viršų ir tos svarstyklės nusvers būtent į pliusų pusę. Bet esmė tame, kad tie minusai, jūs jau esate turbūt ne viena pastebėjusi, kad jau esate labai daug įvairiausių minusų savyje sunaikinusios, kurios jūs manėte, kad turite. Tačiau tų minusų atrodo jų vis daugėja. Jie niekada nesibaigia. Atrodo, tas kelias, tas savęs valymas, jisai niekada nesibaigia. Ir mes dar vienas dalykas, kurį mes įsivaizduojame, kad čia kažkur, aš turiu pasiekti, aš esu čia, ta prasme, čia lygiai, ne 1, 2, 3, čia aš labai dabar kažkaip 4, 5, čia kažkokie lygiai, savęs meilės, ne, aš dabar esu pirmam, sakykime, lygiai ir mes taip dažnai iš tikrųjų įsivaizduojame, kad mes esam kažkokiam tai lygiai ir turime čia, pavyzdžiui, pasiekti
Ir pavyzdžiui, turime pasiekti va čia 12 lygį. Ir mums tas 12 lygis atrodo labai toli, bet jau kai jį pasieksiu, tai jau bus jau tada viršūnė, jau tada man nieko nebereikės, aš būsiu save supratus, aš būsiu save pamilus, pažinus ir taip toliau. Bet esmė, kodėl iš tikrųjų mes tai niekada faktiškai nepakilsime iki 12 lygio, vien dėl to, kad mes galvojame, kad šitai vietai mes savęs nemylime. Ir kad čia turime kažką tai keisti ir kad čia tarytum nėra tos meilės, nėra va tokios meilės kaip 12 lygyje. Bet iš tikrųjų, čia yra meilė, jau meilė yra pačiam pirmam lygiai, kuriame mes esam. Ir mes jau čia save mylime, tik tai blogai sudėliojame, ta prasme, svarstyklės. Ir mūsų minusai nusveria mūsų pliusus ir mūsų minusai, ta prasme, nusveria. Minusai tampa stipresni, didesni ir panašiai. Mes tiesiog sakome, aš tave mylėsiu kaip. Mes savo sukuriame sąlygas. Aš mylėsiu save, kai man padidins atlyginimą. Aš mylėsiu save, kai mano nosyti bus gražesnė. Aš mylėsiu save, kai bus krūtinė padidinta. Aš mylėsiu save, kai aš sukursiu verslą, aš mylėsiu save, kai aš ištekėsiu, aš mylėsiu save, kai turėsiu vaikų. Ir atsiranda labai daug įvairiausių sąlygų ir visada yra kaip. Ir dabar jūs, man atrodo, galite kiekvieną paimti, pavyzdžiui, ir pagalvoti, ar esate praeitie, kad nors galvojusios apie tai, aš dar užsirašau čia vieną dalyką, kad vėliau nepamirščiau. Okay. Ar esate praeityje, kad nors galvojusios, kad aš taip pasieksiu ir tada jau aš būsiu pilna, aš būsiu save visiškai užpildžiusi, kai aš pasieksiu kažką. O dabar kiekviena pažiūrėkite, jūsų gyvenime, ar yra tai buvę, ar yra buvęs tas kažkas, ką jūs jau kai pasieksite, tuomet tai ir pasikeisite. Jūs tapsite laiminga, mylima, mylinti ir taip toliau. Gal dabar taip staigiai ir neiškyla joks prisiminimas, bet aš tikiu, kad taip tikrai yra. Galų gale, kai mes buvom vaikai ir sakėm, jau kai aš užaugsiu, tai tada viskas pasikeis. Ir jūs turite jau daugybę dalykų ir daugybę pasiekimų, kuriuos jūs pasiekėte, kurie buvo toje skiltyje kai. Tai aš padarysiu tą ar tą, kai aš pakeisiu tą ar tą, tuomet aš būsiu laiminga. Ir tas skiltis iš tikrųjų, jinai nuolat pildosi, bet mes nematom, kad jinai pildosi. Mes kiekvieną mūsų pasiekimą įvertinam, tai tuo metu tarytum ir pasidžiaugiam, jeigu dar nebūnam pamiršę, kad mes to norim. Ir labai greitai pamirštame. Ir į tą vietą labai greitai atsistoja kita sąlyga, kitas kai. Ir vėl prasideda tolesnis bėgimas. Čia tarytum, žinot, kaip lenktynėse, kur būna bėga šunys ratu, o prieki yra pririštas, ta prasme, zuikis, kuris irgi nuolat bėga. Jisai zuikis tas nuolat tolsta ir jūs nuolat bėgate paskui tą zuikį ir jūs jo niekada nepagausite. Zuikis atrodo taip šalia, zuikis atrodo visiškai, pašoktum ir griebtum jį ir taip padarytum, kad nori save pamiltum, bet zuikis vis nutolsta ir dar kartą nutolsta. Ir vietoj vieno kai mums išlenda kitas kai, ir trečias, ir ketvirtas, ir penktas. Labas, Deimantė, labai smagu, kad tu irgi su mumis. Tai va. Tai žodžiu, mielosios, dabar pasigalvokite ir tiesiog galite, bekalbant iš karto ir paimti savo knygelį, kurią jūs darotės įvairias praktikas, į kurias jūs rašotės jūsų pasiekimus galbūt, jūsų įvairiausius, ta prasme, dienoraščius ar mažą, ką jūs ten turite, arba tiesiog, jeigu tokios knygelės dar neturite iki šiol, tai pasimkite lapą ir susirašykite visus savo kaip. Arba galite užsirašyti taip, kad aš mylėčiau save jeigu, arba aš mylėčiau save kaip. Ir pažiūrėkite, susirašykite, pavyzdžiui, šitus dalykus, bent 3 susirašykite. Ir aš, man atrodo, jau man ištarus šitą, ta prasme, sakinuką, aš mylėsiu save kai, jau greičiausiai tau iškyla tikrai ne vienas, ta prasme, kai aš būsiu lieknesnė, kai bus daugiau pinigų, kai išvažiuosiu į kelionę ir aš manau, jums tikrai jau lenda
kada jūs save mylėsite. Ir visi šitie, ta prasme, dar kartą kartuoju, visi šitie, kai, taip, jie tikrai, aš jums garantuoju 100%, jie jūsų gyvenime, bent jau didžioji dalis jų pasinaikins savaime, jūs juos įgyvendinsite, bet norimo rezultato, tikrojo rezultato jūs nepasieksite, tai yra tos meilės savo. Na, vis tiek liks tas zuikis priekyje, kurį jūs tarytum nubėgote jau 200 metrų, 300 metrų, o tas zuikis vis tiek yra ten pat, per 2 metrus nuo tavęs, bet tu jo nepačimpi. Gerai, mielosios mano zuikiai, tai tęsim toliau. Kodėl mes neduodame savo meilės? Čia vėlgi. Dar vienas aspektas, kaip mes įsivaizduojame meilę savo. Kaip mes, kokias mes, ta prasme, konotacijas uždedam ant meilės savo. Kas yra mums meilė savo. Ir vėl galite, lygiai taip pat, dabar paklausite, kas man yra meilė savo. Labai daugelį moterų meilė savo asocijuojasi su egoizmu. Ir tai padaro, kad mes labai bijome. Mes labai bijome būti egoistais, mes labai bijome būti pažinti egoistais. Mes egoizmą vertinam labai blogai savo viduje, be galo blogai mes vertinam viduje esame egoizmą. Mes labai pytame ant vyro, kuomet galvoja apie save ir nusiperka, pavyzdžiui, tik tai vakarieniai kažkas, ką nuo savo man tai nenupirko, egoistas. Ir iš tikrųjų, iš vyrų mes šito turėtume ir pasimokyti, to egoizmo. Nes viena iš moters, ta prasme, sąlygų, viena iš moters tokių kaip esminių ir svarbių jos augimui dalykų yra išmokti rūpintis savimi ir esmė tame, kad tik savimi. Aš nesakau, kad jums dabar nereikia rūpintis šeima. Ne, bet išmokti rūpintis savimi, nes mes turime gal įsitikinimą, kad aš nesu egoistė, aš viską darau dėl kitų gerovės ir panašiai. Ir, palauk, aš čia truputėlį pasitaisysiu. Dėl kitų gerovės ir panašiai. Ir jie tarytum turi man duoti meilės ir užpildyti tą meilę, kurią aš savo nejaučiu iš išorės jie. Kad apskritai mes galvojame, kad meilė savo yra išorė. Bet prie šito dar sugrįšim. Taigi, ar galvojate, kad meilė savo yra egoizmas? Ar pajutote, kai aš kalbu apie meilę savo, ar ne, kartoju meilę savo, mylėti save, kas jums iš vis viduje sukyla? Kokie jausmai jums viduje sukilo, kuomet aš taip nuolat kartoju meilę savo, mylėti savo? Ar kyla viduje kokia nors baimė, ar pasipriešinimas mano žodžiams? Ar toksai, kad tu jau čia perlenki lazdą, tu čia per daug tai kartoji, tu čia per daug kitai dėmesio skiri? Tiesiog pasižiūrėkite į save, pajustite, ką jūs jaučiate. Kaip jūs jaučiate tuomet, kuomet aš jums sakau, kad mylėti save. Kaip kokią konę mantrą kartoja, ne? Kaip jūs tuomet jaučiatės? Ar jums yra patogu manęs klausyti? Ar jums nėra patogu manęs klausyti? Ir čia jūs galite labai gerai pamatyti, ta prasme, santykį savo su įsivaizdavimu, kaip jūs turite mylėti save. Jeigu jums yra nelabai patogu manęs klausyti, galbūt, kai aš sakau, mylėti save reikia, meilį savo, aš nemyliu savęs dėl to, mylėti save dėl to, ta. Jeigu jūsų santykis toksai yra nelabai čia man smagu klausyti ir žiūrėti, nes čia dabar kažką tai reikės daryti, vadinasi, tavo santykis su įsivaizdavimas tavo, kaip reikia mylėti save, yra ganėtinai iškreiptas. Ir tu tenai turi labai daug blokų ant meilės savo. Ir pirmas dalykas įsivaizduoji, kad tai yra kažkas negero, kažkas ne to, kažkaip kitaip, ar ne? Biblijoje yra pasakyta, mylėk save, mylėk artimą taip kaip save patį. Tai dabar tu pažiūrėk, kaip tu iš tikrųjų myli save. Agnei nesipriešinimas savo ir veikti, daryti. Taip, tai pirmiausia daryti ne dėl kitų, pirmiausia daryti dėl savęs. Taip, o iš tavo po to begalybės vandenyno kiti ateis patys pasisemt vandens ir tu juos galėsi užlieti savo to
begalybės meilės vandenyną užlieti ir kitus tuomet gali. Nes kai duodi iš tuščio ąsočio mes mažai vandens įpilam. Tai va, tai kaip tu jautiesi? Agnei viskas okei, jinai jau yra labai daug dalykų supratus, suvokus ir daug ką pramušus. Ta prasme, aš vadinu tos pramušus, tai yra tie tokie blokai, kurie čia kur nors sėdi, čia kur nors sėdi, čia kur nors sėdi, čia kur nors sėdi blokai. Ir jos tiesiog reikia kartais kaip su kūju, tai pramušt, kad ten pradėtų tekėti energija, ten pradėtų tekėti tas vanduo, tas priėmimas gyvenimo, priėmimas savęs ir taip toliau. O kaip kitos jaučiatės, jeigu kas nors drįstate, tai tikrai pasidalinkite ir parašykite, ta prasme, pasidalinkite savo patyrimais ir kaip jums skamba iš viso, kai aš 100 kartų kartoju meilę savo. Reikia mylėti save. Taigi, meilė savo taip labai dažnos moterys yra įvardinama kaip ir vertinama kaip egoizmas, kaip tipo aš tik tai viską duosiu savo, kaip visus savo pinigus tarytum, tada jeigu myliu save, turiu skirti tik tai savo, turiu nesirūpinti kitais ir gaunasi atskiriam, kad jeigu aš myliu save, aš negaliu mylėti kitų. Vat pasidaro, pas mus galvoja, va toks įrašytas, kad jeigu tu save mylėsi, tu būsi blogas žmogus ir tu nemylėsi kitų. Už tai tu turi save pažeminti, save sumaišyti su kažkuo, su kažkokia mase, save pačią sumaišyti į masę ir mylėti kitus. Bet esmė tame, kad tu kitų negali mylėti. Niekai negali mylėti kitų, jeigu savęs nemyli. Ir aš jums duosiu vieną pratimą vėliau, kur jūs pamatysite, kiek jūs mylite save ir kodėl jūs negalite mylėti kitų, jeigu nemylite savęs. Duosiu vieną pratimą, kur jūs dėsite, tai pamatyti truputėlį ir taip, mielas darbas. Kitas dalykas, taip, Deimantė, aš džiaugiuosi savimi, tik tai nuolatinis darbas nėra, tai aš įsisku į savo veiklas, pamirštu save palepinti. Labai gerai. Ačiū tau, Deimantė, už to komentarą. Savęs lepinimas nėra meilės savo. Tai yra labai svarbus dalykas, šitą dalyką suvokti, kad savęs lepinimas nėra meilės savo. Taip, tai yra dalis meilės savo, bet ta dalis, ta prasme, jeigu paimtume meilę savo kaip 100%, aš myliu save 100%, tai lepinimas savo, galbūt kokia 30%. Ir mums netgi nereikia savęs lepinti, ta prasme, bet kaip dabar tarytum irgi Deimantė labai gražiai pasakė, aš per darbus užmirštu save ir užmirštu save palepinti, ar ne? Čia ir vėlgi, tarytum meilė savo yra atskirta nuo mano normalaus gyvenimo, nuo mano įprasto gyvenimo ir aš turiu iššokti iš savo įprasto gyvenimo ir pradėti save mylėti. Tartum paimu vieną dieną iš savo savaitės ir tą dieną save myliu. Ir arba ten paimu valandą iš savo dienos ir tą valandą myliu. Kažką darau, kažkaip save lepinu. O visą kitą laiką aš tarytum negaliu, tarytum aš save truputėlį pamirštu, tarytum aš lieku antram plane. Ir kas yra tas aš? Va, dabar greitai padarome pratimuką, kurios yra visos čia dabar mūsų jūsios, tai tiesiog dabar greitai užmerkite, čia kelias sekundės. Tiesiog užsimerkite, pajuskite savo kūną, pajuskite, kaip jūsų kūnas dabar jaučiasi, ar jūs jaučiate pasipriešinimą, ar jūs jaučiate priėmimą, ar jūs jaučiate, ta prasme, smalsumą, tokį, kas čia toliau vyks, ką čia mums dar papasakos, kai čia dar, ta prasme. Tiesiog pajuskite, kaip jūs jaučiatės ir paklausite savęs. Kiek procentų iš 100 aš save myliu? Kiek procentų iš 100 aš save myliu? Ir jūs iš karto turėjote pamatyti skaičių. Arba išgirsti skaičių. Pasitikėkite tuo pirmu skaičiu, kuris jums iškilo. Galbūt kažkam iškilo 100%. Liuks, tai padaryk laivą, kaip tu tai darai. Kaip ta meilė savo kyla, man pavyzdžiui iškilo, kad aš save myliu 82%.
Kaip kitos, kiek kitos save mylim. Parašykite, kas norite, labai įdomu, pamatyti skaičius būtų, kiek save vertinate ir kitams, manau, bus labai įdomu, kokia ta kreivė. Taigi, meilė savo nėra lepinimas savęs. Tai meilė savo iš tikrųjų yra 100% dėmesys savo. Visas dėmesys savo tą akimirką, kurią jūs išgyvenate. Nes jūs išgyvenate visada tik tai šią akimirką. Simona, 60 mylių. Nu, gerai? Super. Ne man 95. Nu, super. Tai va tavo tie 5% čia to palepinimo, kurio tau trūksta. Aušra, tik aušrytė, 50 mergaitės, nieko, viskas gerai. Labai gerai, 20, super. Labai liuks, labai smagu. Tai tas įsivertinimas šitos minutės, nes mes kada kartą tikrai galvojam, kad mes save mylime labai arba visai nemylime. Ir va toksai pasitikinimas, nes mūsų aš, mūsų aukštesnys aš, mūsų, arba kaip norime, taip galime vadinti, mūsų siela visada žino, ta prasme, tiesą. Jeigu tą tiesą mes galime paprašyti parodyti skaičiais, žodžiais, vaizdais, kalbomis, mes vis žinome tiesą, o protas mūsų pradeda kartais chimičias. Jeigu aš save palepinau, nupirkau gražių drabužių, tai dabar aš save myliu, ne? Aš esu nevalgius ir pikta, ir aš teisiu save, kad aš esu pikta, ir tuo momentu ten aš save myliu 10%, ne, pavyzdžiui. Ir mūsų protas, jeigu mes tai pradėtume galvoti, bet kai tiesiog protas mūsų visada jisai pripaišo visokiausių iškrypimų, visokių manipulacijų, bet kai mes tiesiog užsimerkime ir užduodame savo konkretų klausimą, kad pamatytume ir įsvertintume savo dabartinę akimirką, tuomet mes pamatome tą tiesą ir pamatome, kad man dar reikia truputėlį pasitemti, dar kažką galiu padaryti dėl to, ta prasme, arba galbūt man reikia nieko nebedaryti, o tiesiog mėgauti šitą akimirką ir mėgautis, ta prasme, net savo pykčiu ar ten kalte, kurią aš jaučiu, nes aš vis tiek esu, aš save myliu ten pakankamai stipriai. Taip, Agnė išpyti, nes elgėsi pagal savo norą. Taip, ir tas noras kyla ne iš proto, o iš vidaus. Nes mūsų proto norai nėra mūsų tikrieji norai, mūsų prote kylantis norai yra dažniausiai primesti iš išorės, mūsų prisimti kitų žmonių, mūsų prisimti taip, kaip turėtų būti, ir tuomet, kai mes pildome tos norus, kuriuos mes įsivaizduojam, kad turėtume norėti, nes tai yra tarytum, taip visi nori ir aš taip turiu norėti. Tuomet tie mūsų norai mus nuveda ne ten, kur mes norim būti, mūsų norai mus nuveda žemyn į liūdesį, į skausmą, į nepasitenkinimą, į vis negavimą galutinio rezultato to, kurio aš noriu. Man iš tikrųjų labai smagu, kad jūs rašote komentarus, nes aš iš karto galiu papildyti pagal tai, kas jums svarbu. Iš karto galiu kalbėti ne apie tai, kas man atrodo svarbu, bet apie tai, kas jums yra svarbu. Tai vat, ačiū labai visoms, kurios rašo komentarus. Like. Siunčiu jums laiką. Prasinčiam. Gerai. Taigi, kitas dalykas, ta prasme, vat vėl, lepinimas nėra, savęs mylėjimas yra 100% priėmimas to, kas yra šią akimirką. Šią akimirką aš esu pikta ir aš priėmu šią akimirką save tokią. Šią akimirką aš matau, kad yra tik tai 8 žmonės ir man tai nelabai patinka, norėčiau, kad būtų daugiau, ne? Aš priėmu save ir aš priėmu tai, kad man tai nepatinka. Aš neteisiu savęs dėl to, aš tiesiog priėmu, bet kad taip dabar yra. Ir aš save dabar myliu, nepaisant to, kiek žmonių mane žiūri. Nes aš galvočiau, aš save mylėsiu, jeigu ten šiandien susirinks bent 50 žmonių, ne? Bet ir nėra tų žmonių, tai ką man daryti, ar ne? Ką man daryti, kaip man tada save ten per prievartą kažkaip išmylėti, kažkaip išpešti iš savęs to, ko aš neturiu, kad aš save mylėčiau. Nes vėlgi tada reikia suvokti, kad meilė yra jausmas. Nes mes dažnai sugalvojame, kad meilė yra kažkas išoriško, kad meilė yra kažkas, kai palankios sąlygos leidžia, kad meilė yra kažkas, kai yra tam žmonės, kurie mus myli. Kad meilė yra tai, ta prasme, meilė yra jausmas. Ir kol mes neturėsime, nesukursime to jausmo viduje,
pašalinę, tarkim, visus blokus, kurie mums asocijuojasi su meilė savo, tol mes lauksime kažkokių malonių iš išorės, tol mes lauksime, ta prasme, kažkokių dalykų iš išorės žmonių, palankumo, pritarimo, saugumo ir taip toliau. Taip, jai svarbu būti ne tiek mylimai, kiek pačiai mylėti, jos siekis ne tik tame, jog turėtų draugų, o pačiai tapti draugu. Taip, pačiai tapti draugu savo, nes kuomet tu eini į pešį iš kitų, to, ko tau trūksta, bet tai tau trūksta čia, viduje. O tu eini ir pešioji išorė. Eini pešioji išorė, bet galų galėtų grįžti prie to pačio, kad tu sėdi su tais draugais ar ne kažkokiais, su kuriais tu būni dėl to, kad tu savęs nemyli ir tarytum iš jų gauni meilės. Ir tu vis tiek nesijauti. Tu tarytum jautiesi jų galbūt atstumta, jų nepriimta, prastesnį už juos ir panašiai, nes tai yra jausmas. Ir jie su tavim elgiasi, kad draugiškai, bet tau gali atrodyti, kad tai jie čia galbūt dėl naudos, tai jie čia galbūt dėl to iš gailesčio ir toliau priklauso nuo to, kaip tu žiūri į save ir ką tu turi viduje pati. Taigi, vienas dar labai svarbus dalykas dėl meilės savo, jisai labai priklauso nuo mūsų santykio su mama. Labai priklauso, ypač moterų ir apskritai moteriškumas. Mes galime eiti moteriškumo normaliai keliu ir būti moteriškos tik tuomet, kai esame viduje susitaikyti su savo mama. Jeigu mes ją vertiname kažkaip nelabai gerai ir iš tikrųjų mūsų meilė savo taip pat priklausys, pavyzdžiui, nuo mamos santykio pačia su savimi ir kaip mes tą santykį matėme vaikystėje ir kaip mes tą santykį įvertinome vaikystėje. Pavyzdžiui, mama, sakysim, labai save mylėjo, ar ne? Labai save prižiūrėjo, jinai save puoselėjo visaip kaip, ar ne? Jinai darė mylimą darbą, jinai tam darbui labai daug atiduodavo laiko, jinai rūpinėjosi savo išvaizdą, jinai buvo vis dar linksma, graži ir taip toliau. Ir tarytum tu turi ją mylėti, jinai save mylėjo, tai kaip ir tu turėtum save mylėti, bet tau gaunasi atvirkščiai, ne, sakykime, ir tu nesupranti kodėl. Bet aš irgi kalbu prielaidom, kad gali tai būti, gali ne, čia tiesiog toksai, kaip tau gali susiformuoti blokas ir nemeilį savo. Vienas iš būdų. Ir tu gali tada paieškoti, tarkim, savo. Bet, kadangi mama daug dėmesio skirdavo savo darbams, savo pomėgiams, meilį, ta prasme, bet, tiesiog savo visada, tau trūko, jos dėmesio, tau trūko jos palaikymo, tau trūko jos žodžių, tau trūko buvimo su ją, tau trūko jos rūpesčio. Ir tu nusprendai, pavyzdžiui, kažkada vaikystėje, kad tu nebūsi tokia kaip mama. Tu rūpinsiesi kitais. Tu duosi meilę nuolat kitiem, tu rūpinsiesi kitais. Ir kas tuomet įvyksta? Tu tampi palikusi save už nugaryje ir vis dar skiri dėmesį kitiem ir lauki kitų dėmesį ir meilės. Nes tu turi tą trūkumą. Tu turi tą trūkumą ir iš to trūkumo gimsta nemeilė savo. Taigi, brangiosios, galite pagal šitą modelį taip pat paieškoti, kaip jūs vertinate savo mamą. Pavyzdžiui, kitas dalykas, jūs galbūt savo mamą vertinate, kad jinai kaip tik nemylėjo savęs, kad jinai nesirūpino savimi, kad jinai buvo susikuitus, nevala, bet ir jumis nesirūpino, ne? Ir jūs tada tiesiog automatiškai tenai, jūs gaudavo ten to jos dėmesio. Jinai buvo gerai, jinai jūs mylėjo, jinai davė jums džiaugsmo meilės, bet pati savimi nesirūpino, pati buvo nelabai graži, mes visos labai gražus, bet ta prasme, jinai nei dažydavos, nei puošdavos, vis dar tokia, bet labai 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 gerai. Ir jūs greičiausiai perėmė tą modelį, kad jums nereikia puoštis, jums nereikia tvarkyti savęs, jums nereikia puoselėti savo fizinio grožio, kuris taip pat moteriai yra iš tikrųjų būtinas. Aišku, pirmiausia, vidinis grožis, kad tau nereiktų daug pudros dėti, kad tu tiesiog natūraliai švytėtum, bet tą fizinį grožį mes taip pat turime palaikyti ir puoselėti, nes tai yra viena iš moters pareigų atkurti tą betikslį grožį. O mūsų fizinis grožis yra visiškai betikslis iš esmės. Bet tu teikia mums labai daug džiaugsmo, labai daug laimės ir labai daug laimės mūsų vyrams. Nes jie gali mumis grožėti. Jie patys to kaip ir sąmoningai nesupranta, jie galbūt nesupranta to, kad ir mums reikia, kad tai yra mūsų kaip ir vienas iš darbų, tokių, jie to nesupranta, bet jiems tas labai svarbu. Gal jisai jūsų vyras ir kitaip pasakytų, man zin, kad aš nenoriu, kad užžytumėsi. Taip, labai super, jeigu tu jam esi tokia graži,
bravo, 10 balų, taip daryk. Bet jeigu, pavyzdžiui, tau pačiai yra fainiau, kuomet tu pasiryškini šiek tiek akis arba susitvarkai antakius, plaukus, jautiesi geriau, savimi pasitinki ir panašiai, tai daryk tai. Daryk tai, kad tu per tai tada tu sukuri vidinę būseną, kuri tada užsisuka toksai ratas. Tu esi pasižiūrėjęs į veidrodį, tu esi savo labai graži ir tuo pačiu tu pajunti viduje ir tu tiesiog nebematydami savęs veidrodyje, tu elgiesi visai kitaip, tu labiau pasitempi, tu švyti, tu jautiesi savimi pasitinki. Nes man labai patiko kažkurios dizainerės ar ten stiliščių Lietuvos kažkurios pasakytas sakinukas, kad sako, jeigu tu jaudinėsi ir nežinai ką daryti ir nežinai ten kaip bijai dėl kažkokio susitikimo, apsirenk labai gražiai. Ta prasme, tavo išvaizda būna, ta prasme, tavo garantas, nes tu iš karto, iš karto išsitiesia tavo nugarą. Ypač ilgi sijonai, jie natūraliai ištiesia moters nugarą. Bet pažiūrėkite, jūs apsirengiate trumpą suknelę, jaučiatės vienaip, o tada apsivilkate ilgą vakarinę suknelę, jūs jaučiatės visiškai kitaip. Aš net esu vasarą, čia biški ne į temą, bet, iš tų moteriškų, ne? Vasarą aš turėjau tokį nuostabų ilgą sijoną, su kuriuo aš labai mėgdavau dažnai puoštis ir visur važiuoti. Ir aš kažkada įdama, kad aš pastebėjau, kad mano nugara yra visiškai tiesi. Kad aš einu visiškai taip, ta prasme, išsitiesusi, pečiai atgal ir man net nereikia to fiziškai, ta prasme, stengtis ir laikyti savo tiesios nugaros. Aš tiesiog taip darau. Nes kuomet mes esame su sijonu, ypač ilgu sijonu, mūsų energija yra žemė ir mes iš karto, kaip sirptukas tas sijonas tas daro, ir žemės energija tiesiai teka į tave per stuburą ir viską ištiesina, kad viskas išeitų tiesiog aukštyn. Tai ką duoda drabužiai? Tokia smulkmena, iš vienos pusės, ypač iš tos sudvasėjusių moterų pusės, kurios labai dvasiniu gyvenimu labai, ta prasme, remiasi, tai nenurašykite drabužių, nenurašykite grožio, nes jis labai padeda. Ir iš kažko stringa, nieko, įrašas bus, viskas gerai. Taigi, kurkite tą meilę savo įvairiai. Ta prasme, pasidažykite, jeigu jums to reikia. Ir galų gale, kad jums nereiktų eiti arba išeinate jūs, kaip man būdavo prekybos centro, dar Lietuvoje. Aš labai ilgą laiką nesidažiau, buvau tokia natūralistė ir mano plaukai buvo ilgi, pilki. Ir tokia, ir tų plaukų aš nelabai tvarkydavau, tokia gražiai jaučiausi, bet išeidavau, pavyzdžiui, prekybos centrą ir aš pamatydavau save apšviestose vitrinose, languose, aš pasijusdavau labai taip nefainai. Bet ta prasme, tokie sutysus, suvargus, nors atrodo, aš viduje jausdavausi gerai, bet tada aš taip pasijusdavau ir viskas. Aš nesijausdavau gerai, aš nesijausdavau komfortiškai. Ir kuomet aš pradėjau save puošti, rengti save suknelėmis, savo kūną gražinti, nešioti aukštakulnius beveik visada, eiti su bateliais, net praeitą žiemą aš visą ir pravaikščiau su aukštakulniais bateliais, nes visur su mašina važinėdavau. Aš jausdavausi labai gerai, aš jausdavausi, ta prasme, savimi pasitikinti, save mylinti, drąsi ir taip toliau. Tai kas ieškote, ta prasme, to, kaip savimi labiau pasitikėti, tai padarykite savo išvaizdą pasitikinčios moters ir natūraliai ta būsena pereina į vidų. Aišku, jeigu jūs ten labai savimi nepasitikite ir prieš kažką labai drebate, tai reikia tiesiog sėsti ir ieškoti blokų, ieškoti tų baimių, ieškoti tų užslėptų dalykėlių, kurie jums neleidžia savęs normaliai išreikšti, dėl kurie jums sukelia tas baimės. Iš kur tos baimės ateina, tiesiog reikėtų ieškoti, naudojant įvairių praktikų pagalbą arba grynai savistaba. Taigi, ką aš čia dar buvau pasižymėjus? Tai kaip ir su ta tiek būtų apie tą meilę savo, kad tiesiog stebėkite, kaip jūs jaučiatės, kaip jaučiasi, ta prasme, jūsų ir jūsų mamos santykis, kaip jūs vertinate savo mamą,
ir kaip jinai vertino save ir kaip jinai savimi rūpinosi. Ir jeigu pradėsite taip labai, labai save nuoširdžiai pastebėti ir pažiūrėti, jūs pamatysite, kad jūs darote labai panašiai kaip jinai. Aš netgi, ta prasme, kas dabar man stebi ir pažįsta mano mamą, tai irgi sakytų, vat kaip Agnė sako, mano birutė, nes esu labai ją panaši ir tiesiog ir jos manieras esu perimus natūraliai, nes mes mokomės iš pavyzdžio. Mes mokomės iš pavyzdžio, o ne iš teorijos. Aš galiu turėti nuostabiausias teorijas, bet jeigu aš neturėsiu gero pavyzdžio, tvirto pavyzdžio, tokio, kokio aš norėčiau, kad būčiau turėjus, aš būsiu, ta prasme, būsiu tokia, kokį tą pavyzdį aš mačiau, kaip mano mama, ne? Ir mano santykis taip pat bus kaip mano mamos su pačia savimi ir taip pat kaip aš vertinu savo mamą, aš tokia taip pat bus. Taigi, dabar, kaip žadėjau, keli pratimukai, ką jūs galite daryti tiesiog bet kada, tiesiog kiekvieną minutę integruoti į savo, ta prasme, gyvenimą. Tai vienas iš pratimų tiesiog būtų toksai, kad kuomet jūs pasijuntate blogai, kuomet jūs arba jaučiatės ir gerai, nėra svarbu, čia galite taip pat jau susirašyti, kad jūs turėtumėte kaip špargalkę birutėj pas mano tėtį. Jo, mano tėvai atvažiavė į Klaipėdą. Tai perduok mano mamai linkėjimų. Ir tėtei. Tai va, tai gerai, tai užsirašykite iš tikrųjų, kad jūs turėtumėte po ranka špargalkę, nes atrodo, aš dabar pasakysiu, sakysite, ai, čia elementaru, galbūt jo, čia tikrai taip labai, arba taip labai gerai daryti ir aš taip darysiu, bet tiesiog nedarysite taip. Taigi, tai būtų toksai tiesiog pasakymas savo, aš leidžiu savo save mylėti. Paprasta, labai. Veikia 100%. Ar reikalauja laiko? Ne. Tiesiog sakykite savo, aš leidžiu savo mylėti. Ir dabar tiesiog atsisėdusios, kurios žiūrite, sakykite, aš leidžiu savo save mylėti. Duokite savo apsisprendimą, duokite savo tokį, taip aš leidžiu. Nenorą save mylėti, bet sprendimą. Tvirtą sprendimą. Nes jūs kažkada prisėmėte sprendimą savęs nemylėti. Tai dabar prisimkite sprendimą save mylėti. Taip, senas sprendimas liks kažkiek jisai tenai, bet nes jūs jį taip pat turite ten, norit visiškai jį sutvarkyti, taip pat jūs turite tą sprendimą atrasti tenai, atrasti, kada jūs jį tenai prisėmėt, kada jūs jį kokią situaciją ir sutvarkyti, ta prasme, tą sprendimą tiesiog paleisti, jo atsisakyti ir nuspręsti kitaip. Bet jūs jau dabar tiesiog galite sakyti, aš leidžiu savo save mylėti. Tvirtai, be jokių burtų, be jokių 3 kartus pakartok, be jokios magijos. Tiesiog sprendimas viduje. Sprendimas, kuris jau pradeda jūs keisti. Kuomet jūs jaučiatės blogai, kuomet jūs pykstate ant kitų, kuomet jūs jaučiate kaltę, kuomet jūs jaučiate, kad galbūt galėjote geriau, sakykite savo, nepaisant to, kad aš dabar save kaltinu, aš visiškai save myliu. Ir 100% save dabar priėmu. Paprasta? Paprasta. Reikalauja laiką? Ne. Ir svarbiausia to nepamiršti. Jūs vairuojate automobiliu, pradėjote šaukti ant kokio nors žmogaus, kad tu čia, kur taip lėtai važiuoji, kaip čia reikiuojasi, ko čia užkišnėjai man ir panašiai ir panašiai. Pajutote, kad jūs atvykote, sutite ant kito žmogaus, jums labai nepatiko jo, ta prasme, toksai nežiūrėjimas į kitus, ar ne, važiavimas, bet kaip nesirūpinant teismo dalyviais. Ir tiesiog sakykite, aš leidžiu savo save mylėti. Aš mėgstu, žinau, pamokti, žinau, paaiškinti, nes aš tai esu už visų, ta prasme, už visų saugumo, tai yra tik tai savo kažkur gyvenimo, to pasirodymų ir tai yra kažkur susirodymų. Tiesiog sakyti, aš leidžiu savo mylėti. Nepaisant to, kad aš dabar sutikėjau to žmogaus. Na ir man mikrofoną labai nusveria iš šono. Palauk, aš iškėsiu. Nu va,
pabaigą čia. Kad prisijungite visai neseniai, pasidalinkite šituo įrašu ant savo sienos su tomis moterimis, kurios yra, aha, matau, kad aš trūkinėjau, turiu internetą, žinai. Tai rodo, kad yra labai geras, labai biškelis ir pradės irgi yra. Tai čia yra, ta prasme, ketinimai. Tai yra ketinimai, kurie veikia ne kaip norai, o kaip įsipareigojimai. Lygiai taip pat jūs galite dar užsirašyti vieną tokią formulytę, kad iš mano įvės. Mes esame ne kažkokios būtybės, ne kažkokie dariniai, daiktai, žmonės. Mes esame esybės, ne? Kaip pasakau žodį esybė, tai tarytum aš apimu labai daug savęs sferų, ne? Apimu visus savo aš, visus ten savo dvasę, sielą, visus savo tos kūnus, kiek aš ten jų beturėčiau. Ir aš esu esybė. Kad mano ta esybė reiškiasi, ta prasme, jinai turi kūną ir jinai turi labai daug sluoksnių. Tai tiesiog čia šitą metodiką, ta prasme, aš ją esu pirmą kartą išgirdau pas Renatą Venslovienį, gal. Jinai labai nuostabiai skaito, jos pastaroje internete, jie galite pasižiūrėti. Tai tiesiog sakykite, prašau, iš mano esybės, visų lygių, laikų ir struktūrų, išvesti visą nemeilę savo, visą tai anuliuoti, o vietoj to įvesti man meilę savo. Kad ta vietas, ką mes tenai norime išvesti, tą nemeilę savo, arba tiesiog, kuomet jūs pasimtate piktą, gailitės kažko, kaltinat kažką dėl kažko, irgi taip pat prašyti, kad prašau išvesti iš mano esybės visų lygių laikų struktūrų. Šitą pyktį, šitą kaltę ir ją visiškai anuliuoti, neutralizuoti, tai to duoti man tai, kol man labiausiai dabar reikia. Tai yra meilė savo, pasitikėjimo, džiaugsmo savimi. Ir tai labai stipriai veikia. Ką aš esu pastebėjusi, šitie, ta prasme, ketinimai, jie labai stipriai veikia. Ketinimas turi be galo didelę galią, nes ketinimas eina ne kaip noras, ketinimas eina kaip įsipareigojimas. Ir tu tiesiog prašai, kad tave po truputį keistų, kad išvestų tai, ko tau nereikia, įvestų tai, ko tau reikia. Ir pamažu, va taip darius, ir jūs tiesiog tą formulytę kartokite, bet nepadarykite iš to magijos. Jokių būdų, nedarykite iš to magijos, nes magija, jinai yra labai trumpalaikė, magija veikia tol, kol jūs ją naudojate, ne? Magija veikia tol, kol jūs kažką kartuojate. Dabar neįsižeiskite tos, kurios esate religingos, tos, kurios kartuojate kažkokias maldas, nes maldos taip pat, jos veikia, kol mes jas kartuojame, iš esmės. Kai tik tai nustojame mes kartuoti kažkokias maldas, mantras, rožančių kalbėti ir panašiai, mes pradedame bijoti, kad bus blogiau. Mes pradedame bijoti, kad ne taip, kaip mes norime. Mes pradedame bijoti, kad Dievas mus paliks, nes mes jo kažkaip nebegarbiname. Tai va, čia maldos visokiausios taip pat yra šiek tiek magija. Nes mes taip patys uždedam tokį įsivaizdavimą ir patys save įsikaliname. Patys įsivaizduojame, kad jeigu taip darysime, bus gerai, jeigu to nebedarysime, bus blogai. Ir mes prašom tarytum malonės kažkieno. Malonės kažkokio aukštesnių dalykų, malonės to, kas mus stebi. Bet mes iš esmės patys esame tai, ko mes prašome. Ir mes nusiėmame atsakomybę nuo savęs, nusiėmame galės nuo savęs ir atiduodame tą galės kažkam. Kažkam, ką mes laikome už save, kažkokiam Dievui ir taip toliau. Aš neneigiu, kad Dievo nėra, jisai yra, bet jisai yra visur. Jisai yra, čia kaip žino, kas yra vanduo, mes nežinom, kas yra Dievas ir niekada jo nesužinom, kas yra Dievas.
Nes mes vaikom po jį, mes esam juo persimeti ir tai taip ir negali. Aišku, neįsivaizduokim vėliau, kad Dievas yra kažkoks žmogus ar mama višta, kur jeigu būtų, tai neleistų pasaulyje daryti, būti tiek daug blogio. Yra mama višta, Dievas mums leidžia apskritis. Nes mama višta tai saugo savo vaikus, kad jie nenueitų iš šono, kad jie nepatirtų gyvenimą. O Dievas leidžia mums patirti gyvenimą visiškai laisva valia, tokį, kokį mes jį norime patirti. Gerai, kitas pratimukas, tai kartokite viskas nuo karto, kai pajusite prašymą, kartokite tą ketinimą, kurį sakiau. Ką aš čia palaukiu dar susirašau, tai pasakyti. Pratimėlis, kuriam reikės truputėlį laiko. 2-3 minučių. Pasiruošimui šito pratimo reikės truputėlio daugiau laiko, bet jisai po to truks kelias minutės. Kiekvieną dieną. Taigi, pratimėlis yra toks, kad paimkite lapelį ir susirašykite savo savybės, kurias jūs turite. Savybės ir figūra, ir jūsų asmeninės savybės, ir jūsų, ta prasme, protas, jūsų kažkokie mokėjimai, jūsų dalykai, kuriuos jūs norite išmokti. Susirašykite tai, ką jūs jau turite, ką jūs norite pastiprinti ir ką jūs norite gauti. Ką jūs norėtumėte daryti savyje daugiau. Ir tuomet tai gali būti įvairiausi dalykai. Svarbiausia, susirašykite tiesiog ne kas esu, bet tiesiog būdvardžiai. Ar ne? Graži, liekna, protinga, mylinti, mylima, belenką, medituojanti, kokią tik tai nori, tą jūs tik įsivaizduojat, mokanti anglų kalbą, mokanti lenkų kalbą, mokanti turinti daug pinigų, uždirbant daug, ten pasiekti karjeros, tiesiog viską, ką jūs turite, norite ir norite pastiprinti. Ir ko neturite, o norite. Susirašykite viską taip ir kiekvieną dieną pasimate tą savo lapelį, pasižiūrite į veidrodį ir sakite, jis ten. Tu esi nuostabi, tu esi be galo graži, tu esi labai puikia moteris, pati geriausia moteris savo vyrui. Ir pasiėmusi tą lapelį, kiekvieną dieną perskaityti taip savo. Nesakykite Justė, sakykite Agnė, Deimantė, Simona, Aušra ir taip toliau. Ir skaitykite tai. Skaitykite, pasipildykite tai, ką jūs norite, bet svarbiausia, viskas esamuoju laiku. Taip tarytum tai jau vyksta, arba jūs taip turite. Agnė, tu taip nuostabiai moki anglų kalbą, tu šneki laisvai angliškai. Juste, tu lenkiškai puikiai šneki ir panašiai. Ir skaitykite taip prieš veidrodį tą lapelį, vis nuolat pildykite, bet svarbiausia esamuoju laiku. Arba taip jau lyg taip turėtumėte, kad jūs susipildytumėte tuo. Kad tu esi savimi pasitikinti, tu esi žavinga, tu esi įkvepianti ir taip toliau. Ir jūs pajusite dauguma, kai pradžioj jums bus labai sunku tai daryti. Žinau labai daug merginų, kurios esu davusi šitą pratimą, kad jos stiprėtų pačios viduje, kaip jom buvo sunku tai daryti. Vaja, žinokit, labai sunku tai buvo daryti. Jos juokėsi, bijojo ir jos žiūrėjo, ta prasme, veidrodį į save, bet jom buvo tarytum gėda pačiom savo, tai sakyti. O mes labai tada norim visus tos dalykus girdėti iš išorės. Nes susirašykite visus dalykus, ką jūs norite iš išorės girdėti. Kad taip jūs norite būti vertinama kitų ir taip toliau. Ir duokite savo, ta prasme, tai, kad tu eva tokia esi, tu tokia esi. Nes ir pažiūrėkite, kad jūs negalite to pati savo darai pasakyti, o norite, kad jums išorės sakyti. Tai kas bus, kai jums išorės, ta prasme, išorės žmonės, vyrai, draugai, taip sakys. Jūs iš vis pradėsite sakyti, ai, ne, baig, ką tu čia, oi, kad tavo gražis nelė, baig, čia sena, iki skalta su pervalu. Iš serijos, ne, būna. Ir mes taip dažnai darome, baig. Ir kuklinamės ten, kur mums nereikia kuklintis. Ir apskritai, mums nereikia kuklintis. Niekada. Taip, Agnė, aš irgi tave myliu. Su pervalu. Tai va, ir sakykite savo, skaitykite savo.
Kitas pratimėlis taip pat prieš veidrodį, tiesiog mes vis tiek praleidžiame prieš veidrodį bent jau 15 minučių per dieną, ta prasme save prausme, dažome ir taip toliau, valome dantis, kol stovite, žiūrėkite jūs į tas vietas, kurios jums yra gražios. Savo gražią nosytį, savo gražias blizgančias akis, į savo nuostabios lūpas, į savo krūtinį, į savo ranką, į savo nagus, į tai, kas yra gražu. Ir visiškai matykite to, ta prasme, kas jums yra blogai, kas jums nepatinka. Tiesiog užsimerkit nuo to. Nes ką mes darome, čia kaip pradžioje kalbėjau su pliusais ir minusais, mes ir savyje matome, va tik tai tuos minusus. Tik tai savo pilvuką, ant kurio yra per daug riebaliukų, tik tai savo ten kažkokius dantis, kuriuos reikia balint, tik tai savo atlėpusias galbūt ausis arba raukšteles pakinti. Nematykite to. Tiesiog sąmoningai nuo to užsimerkite ir žiūrėkite į tai, kas jums yra gražu jumse. Kai pradedu rašyti, negalėsot labai gerai, Deimantė, gali ir iki to, man rodo, sąrašus paruošti. Jos galės nuo tavęs nusikopijuoti, ką nors. Super, jo. Va taip yra su moterimi. Mes jau kai pradedam, jeigu iš pradžių būna sunku, ne? O po to jau kai prasimuša, čia kaip žinot, būna laša, ten upelis bėga ir taip laša, pamažu maža srovė ir po to jisai išgraučia didelę skylę ir pradeda taip plūsti, be galo vanduo plūsti. Tai va, tai dar toksai mažas pratimėlis jums tikrai, jisai taip pat jums neužlaiko. Nes stovėsite tuo laiku, kuomet jūs esate vonioje arba dažotės, jūs galite kreipti dėmesį į tai, kas jums patinka ir verti save, ta prasme, komentarais. Tai gerai ir pusvalandį ir valandą įrašyk. O ką tu veiki daugiau? O ką tu gero iš vis gali dar gyvenime nuveikti, jeigu ne save mylėt? Ką tu dar gali žmogaus gero nuveikti? Moteryje. Jeigu ne save mylėt. Iš esmės. Kaip, ar tu gali kažką labai gero duoti kitiem, ar per tą laiką išvalyti namus ir kas nušvarus, tavo viduje tai kakalas, tu viduje savęs nemyli. Ir tie namai jau nebus faini, kuomet tavo viduje bus kalai. Rašyk 3 valandas, skirk savo laiko šitai vietos, rašyk. Taip, nesijuok čia. Gerai, einam toliau. Dar vienas pratimas, kuriam taip pat, šitam kies biškelį laiko. Aš dabar pakalbėsiu apie minusus. Baisius minusus, kuriuos mes turime. Ir ką aš pradžioje sakiau, kad jūs negalite mylėti, ta prasme, kitų, jeigu nemylite savęs. Tai pratimas yra toks, kad susirašyti žmonės, tiesiog ne žmonės, bet paimate pavyzdžiui savo vyrą. Atdėskite, pasimkite lapą popierį, pažiūrite savo vyrą, prisimenate savo vyrą ir rašot. Mano vyras mane erzina, nes. Mano vyras mane nervina, nes. Mano vyras turėtų būti toks, bet yra toks. Ir surašote, pavyzdžiui, kas jums nepatinka savo vyrą. Jeigu jūs vyrą savo labai mylite, labai gerai, tuomet surašykite, kas jums nepatinka, pavyzdžiui, kitose moteryse. Moterys yra gyvatės. Arba mano mama per daug išasi mano reikalus. Surašyti bent kelias savybės, surašykite, kas jums nepatinka kituose žmonėse. Kodėl aš sakau ten mano vyras, mama, nes jie yra artimiausi ir juose mes geriausiai matome ir mes nuo jų negalime pabėgti. Nuo draugų, nuo pažįstamų mes labai lengvai galime pabėgti, jų atsisakyti ir neturėti jų savybių šalia, kurios mums nepatinka. Bet mamos mes negalime ten labai taip jau atsikratyti taip lengvai. Vyro negalim labai lengvai atsikratyti, arba tuo labiau vaikų, tai jau tikrai nebeatsikratysi. Ten, ta prasme, ne 18 metų, bet sakykim, ten kokią dar 12, 10 ar 5 metų, dar tu vaikus turėsi visą šalia po nosę, kurie tau rodys tavo savybės, kurių tu savyje nepriemi. Baisu? Baisoka. Ir surašykite savo, pavyzdžiui, vyras man skiria per mažai dėmesio. Okay. Neanalizuokite iš tų dalykų, kuomet jūs juos rašysite, tuos kitų žmonių savybės, kurios jums nepatinka. Neanalizuokite, tuo metu palikite tiesiog taip, bet surašykite. Tada padėkite lapą, atsisėskite ir paklausite tavęs, kodėl man tai nepatinka. Ir jums iškils
bus tokie, kad jūs norite juos kontroliuoti, galbūt jūs jų nepriimate tokių, kokie yra, ne? Bet tai yra jūsų savybės, kurios jūs nepriimate iš esmės savo aspektų. Jūs, jeigu būtumėte tokia, arba kartais būtumėte tokia, arba pavyzdžiui, jūs mėgote, kad jūsų mama jūs nuolat verčia dirbti, ten, sakykime, kažkokių darbų, kurių jūs nenorite, eiti sodo lapų grėbti, jūs norite tų lapų grėbti. Ir tuomet jūs ant jos pykdavote ir kai dabar, jeigu jūs išvarysite, ką nors lapų grėbti ir jums pasakyti, tu kaip senelį irgi lapus grėbti, to bus labai blogai. Tu jausiesi labai blogai, tu norisi eiti, aiškinti, kad ne, aš tokia nesu, aš esu daug geresnė, aš nesu tokia ir taip toliau. Ir jūs jausies labai skaudinta, labai pažeminta ir taip toliau, ir toliau, labai mėgti ir taip toliau. Taigi, pasižiūrėkite, atraskite ir suvokite, kad tai, ko jūs nemėgstate kitose, yra aspektas jūsų, kurio jūs savyje nepriimate ir matote jį kitose. Jūs kažko gailite, jūs gailite bomžo, kuris rankioja pinigus, kuris šąla gatvėje. Kodėl? Nes pati bijote būti bomžo, ne? Nes jūs pati nepriimate savęs kaip bomžė. Jums baisiausias dalykas būti bomžo, ne? Arba jūs yra užpuolę kažkoks benamis. Jums yra pats baisiausias dalykas būti tokia. Ir jūs gailite, bijote ir toliau. Tai vadinasi, šito aspekto savęs tokios, kad jūs būtumėte tokie, kaip jūs niekaip nepriimate, yra pats baisiausias dalykas ir jums nuolat tai iškyla. Gailestis, liūdesys, pyktis, noras kontrolės, baimė ir taip toliau. Arba jautimasis, kad jums skiria mažai dėmesio. Tiesiog įsirašykite ir pažiūrėkite, kad nes tai esate jūsų aspektas, kurio jūs nemylite. Ir kaip jūs galite mylėti, ta prasme, kitą žmogų, kuomet jūs nemylite savęs savęs tokios. Kaip jūs galite mylėti? Nes esmė tame, kad mūsų visa meilė yra sąlyginė. Ir mes turime pamažu save ugdyti, save taip tobulinti, save pamilti besąlygiškai, kad mes galėtume kitus žmonės besąlygiškai mylėti. Nes kol mes turime savo sąlygų, tol mes irgi turėsim sąlygų. Nes mes save verčiame daryti tai, kas mums nepatinka, ir mes kitus versime daryti tai, kas mums nepatinka. Ta prasme, kas jiems netiks, kas mums tarytum patiks. Ir mes labai norime keisti kitus žmonės ir sakome, tu negali taip daryti, tu mane skaudinti, tu turi taip daryti, kad man būtų gerai. Tu čia taip man pasakėjai ir tu mane skaudini ir toliau. Ir tarytum, kiti turi kažkokią galią tavęs skaudinti, bet tu tai nemyli savęs, savo šito aspekto, nepriimi jo savyje, matai kitame ir iš karto sakai, tu taip nedaryk, nes aš savęs tokios nemyliu. Aš nenoriu matyti veidrodį, čia tas pats žiūrėti veidrodį, kai esi klaikiai pasidažius, susitevus per daug makiažo, lūpos apsibrėžus, ta prasme, kone kaip meškiuko, ta prasme, burnytė atrodo tavo veidas. Ir sakai, tu negraži, nusivaly, ir tu čia atrodo, bet iš esmės, taigi tu ten stovi ir tu matai tik tai savo atspindį. Taigi, tu surašykite visus, ne visus, keletą tokių bruožų ir pamatykite, kaip jūs savęs nemylite ir kaip jūs tai norite kituose pakeisti. Nemeilė savo, kad jums taip, čia yra labai tokia stipri iliuzija, bet mes iš jos galime išeiti ir mes iš jos turime išeiti. Ne, tu neprivalai nieko daryti, bet jeigu tu nori būti laiminga, tau tai labai padės eiti į tai. Nes iš esmės, jeigu tu save mylėtum, tau tada nereikia kažkokių kursų, meditacijų, paleidimų ir toliau. Nes tu viską priemi. Tu priemi save, visas gyvenimas gražus, yra pasitikėjimas, laimė, yra atsipalaidavimas. Tai padarykite šitą pratimą, kas nervina kituose, kas nepatinka, surašykite ir klausite tiesiog vėlgi savęs. Sakykite savo, net tada, kuomet aš esu bomžas, kuris gyvena gatvėje. Aš save myliu, nepaisant to, kad aš galėčiau tapti bomžu, ne? Ir sakote savo tai. Tiesiog padarykite tai mintyse, nereikia tau, sakau, pakartoti 3-4 kartus. Vieną kartą savo pakartojate tai. Tvirtai, ramiai, išjaučiant tai. Tiesiog išjaučiant tai. Nes
kartojimas tam, kad būtų pasakyta, arba sakymas tam, kad būtų pasakyta, tik tai žodžiai, be jausmų, jie neturi jokios prasmės, tu turi tai pajusti. Aš, pavyzdžiui, bet irgi dar vienas pratimas, kurį jau esu sakęs jums jau čia ir šią savaitę apie tai kalbėjau, kad sakyti, aš tą myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū. Ta mantra, kuri yra havajietiška, kilusi Havajuose. Palaukit, čia turiu aš komentarų. Aš vienetas visam pasaulyje, aš organizuota, aš padedu gyvūnam, mano akys gražios. Nu va, Agnė jau viską prirašė, ačiū Agnė. Kas nors galit nusikopijuoti nuo Agnės. Nu, nemoku dar vis tiek, tai ir nereikia, tai yra procesas. Tu nori iš karto perėti į tą, prasme, 12 levelį, iš pirmo peršokti, kad jau dabar mokėti. Ne, tai yra procesas. Tai yra procesas, žingsnelis po žingsnelio, kad tu tvirtai atsistotum į tas vėžes. Kad tu nebūtų taip iššoku. Ne, kad tu tvirtai po mažą žingsnelį liptum ir pasiektum tą, kad tu jau priėmė kitus. Nes tu priėmė kitų ir tu nesimokinai savęs priimti ant 30 metų, ne? Ir turėjai visiškai kitą įsivaizdavimą. Ir dabar reikia, čia tau pasakė, kad reikia kitus priimti, čia priėmė. Nereikia dėl to panikuoti, viskas yra gerai. Viską daryti mažais žingsniais, bet mažiukais, bet tvirtai. Kad nereiktų didelį žingsnį ir smorgia ir bloškia tave atgal ir į dar skaudesnį tokį variantą, nes tu tarytum patai jau, kaip ten galima kitus labai stipriai mylėti ir priimti, ir vėl senos programos įsijungi ir tave nubloškia ir dabar matai, o Dieve, pradedi save kaltinti ir susistato toksai namas, kad tu savęs nemyli, nes tu nepriemi kitų, tada dar save kaltini, pyksti ant save ir susistato 4, 5, 6 aukštų pastatas. Ir jisai visą gyvena tą vietos pastatas ir jisai čia tiesiog užpildo tavo ir krūtinę ir visur ir užspaudžia gerklį, užspaudžia galvą, tu pradedi verkti, tu pradedi priešintis galų gale tam, kaip yra. Nešokim, ta prasme, labai daug. Eikim žingsnelės po žingsnelio, kad nebūtų po to labai didelio bloškimo žemyn. Nes tai būna, iš tikrųjų tai būna. Esu ir aš patyrusi tą, kaip tave vėl nubloškė tai, kur tu buvai, nes tu labai staigiai šokai. Ir tu nespėjai visą susikonvertuoti, bet po mažą žingsnelį, ta prasme, va, tu sako, Pareto dėsnis, kad 80% senų, 20 naujų, o 8 senų, 20 naujų. Tu pasiekiai tą plus 80 naujų, dedi dar tą 20 naujų, pasiekiai ir, ta prasme, ir vėlgi dar 20% kažkokio, kažkas mums kažką įkėlė. Nu, gerai, čia gal reikia paspausti okei. Gerai, palaukit, sekundytę. Mantra, ačiū tau labai, Deimantė, už tai, kad įkėlė mantrą. Bet vėlgi, nepadarykite iš čia magiją, iš tos mantros. Jūs vietoj to, kad ją dainuotumėt ir tūsintumėtės ant jo, net 25 kartus, tenai 108 kartus, kad jūs ją kartotumėt, jūs užsimerkite arba neužsimerkite, bet išjauskite. Ta prasme, kai jūs sakote, jums reikia išjausite meilės savo kažkokios. Bet išjausite tiesiog, kaip jūs tai sakote. Aš tave myliu, Juste. Aš atsiprašau. Nereikia atsiprašinėti už kažką. Tiesiog aš atsiprašau. Jūs tai sakote savo aukštesnėje, aš savo esarį, savo esybę, jūs tai sakote. Ne kūnų, ne vardai, nepasiekėms, jūs tai sakote savo esybei. Kad aš tave myliu. Aš atsiprašau. Prašau atleisk man. Ačiū. Dėkoju. Esu buvusi tokia procese, kuomet mes 108 kartus kartojame šitą mantrą. Ne 108 kartai yra toksai kaip ir maginis skaičius. Yra karoliukai, džiapos, ant kurių, kurie yra būtent 108 kartų, ten yra 108 rutuliukai. Esu tai kartojusi daug kartų ir kai kelis kartus, tai sakai labai išjaučiant,
Jeigu turite džiapą, galite ant jos tai daryti, bet ramiai susikaupus savyje, tai sakai. Iš tikrųjų pakyla labai daug, va to savęs nemeilės, kaip tu pakyla seni prisiminimai, kaip tu savęs nemylėjai kažkada, kaip tu save niekinai, kaip tu prieš save galbūt naudojai smurtą. Netgi aš galiu prisipažinti, o dabar prisiminiau ir man tai yra labai skaudu, ką aš seniau su savim darydavau, tai aš ant tiek kartais jausdavausi bejėgiai gyvenime, ant tiek smarkiai ir man ant tiek smarkiai skaudėdavo širdį ir aš nežinodavau, kur dėti to skausmą ir aš savęs labai norėdavau kontroliuoti tuo momentu ir aš net susileidau tiesiog nagus į jodą, nes tai man pašpildavo tą fizinį skausmą, man praeidavo skausmą, kurį aš jaudavau tuo momentu. Taip, tai labai sunku ir man tai dar buvo labai sunku jums papasakoti, nes tai yra man labai, kol kas skaudus dalykas ir to pajutau, kad dar nesu iš tos vietos savęs priėmusi, kad aš galėdavau su savimi kartais elgtis. Bet man tai būdavo nebegyventi tą begalinį tą šviesaudarį, begalinį tą bejėgiškumo jausmą, begalinį tą, kad aš nekontroliuoju tą norą kontroliuoti, nes jeigu bejėgiškumas, vadinasi, yra begalinis noras kontroliuoti, begalinis noras būtų kitaip ir nepriimas to, kas yra, nepriimas savęs tokios, nepriimas kitų tokių, kokie yra ir jų elgesio su savimi. Ir tuomet tam būdavo vienintelis vaistas. Ir aš žinau ne vieną merginą, kurie, apie tai mes nekalbam, apie tai yra labai iš tikrųjų gėda, net kalbėti, bet aš žinau, kurios ir darydavo. Ir darydavo galbūt ne taip ir senai, ir būdamos suaugusios, kurie tiesiog net susileidžia nagus arba pjaustų save. Ir aš puikiai to žmonės, kurie pjaustų save, tai yra žiaurus saudu, bet taip, kad man tą bejėgiškumą, tą samos situacijos nepriėmimą. Bet pamažu to išėjau. Ir dabar man jau ilgas laikas, jau keli metai, man nebeiškyla, ta prasme, tai man nebeiškyla tos emocijos ir tam emocijos iš kitais rūpius, iškišiasi man labai natūraliai, labai sąmoningai, ta prasme, ačiū, jūs esat gerai, jeigu jūs esat, aš patikrinu, kodėl jūs iškilo, kas man jie patinka, to paimu kažkokį tai metodą, tai sutvarkau, pamilsiu, praeina ir eini toliau ir vieni to. Tai va, tai kartuokite savo labai sąmoningai, kad aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisti man, ačiū. Galite tą patį padaryti ir su kitu, kuomet jūs nepriemate kito. Tai tiesiog užsidegti žvakę, pasidėti smilkalą, žiūrėti į tą žvakę, įsivaizduoti, kad žvakė yra tas kitas žmogus. Tas kitas žmogus, kuris taip elgiasi su jumis, turi tas savybės, kurių jūs negalite priimti ir pakęsti. Dėti tą žvakę ir sakyti, aš tave myliu, aš atsiprašau. Taip, aš tave kaltinu, taip, aš tavęs nekenčiu, aš tave žiauriai nekenčiu, tai esi mano vyras, kurį aš turėjau mylėti ir besąlygiškai priimti, bet aš tavęs visiškai nekenčiu. Aš labai atsiprašau dėl to. Labai atsiprašau. Nesistengti pakeisti ryšiaus meilės, tiesiog sąžiningai kalbėti su tuo, su jo įsivaizdavimu toje žvakės liepsnoje. Ir kartoti šitą mantrą, pasileisti tą mantrą, galbūt ją dainuoti, išsiverkti, išsikriokti, išsistaukti, jeigu to jums reikia. Jūs pamatysite, kaip jums palengvėja. Aš dabar kalbu apie tai ir aš matau, kaip man pačiai, kai kurie prisiminimai dabar iškyla. Ir manau, jums man bekalbant taip pat kyla prisiminimai, kyla kažkokie jausmai, kažkokie dalykai, kurių jūs nesate priėmę. Tie jūsų aspektai, kurių jūs nesate priėmę, tai padarykite tai. Šitai praktikai reikės laiko, bet jūs ją padarėte vieną kartą, skiriate jai 20 minučių, 15 minučių. Ir jūs gimstate vėl naujai, kaip tas fendesas pakylate iš pelenų. Bet kitas praktikas, kurias aš pasakiau, aš kokias 3 ar 4, jūs galite daryti akimirką, kurią jūs būnate, dirbate, vairuojate, miegate, prabudote. Ir taip pat, aišku, dėkingumas. Dėkingumas tai, kur jūs dabar esate, dėkingumas už jūsų esamą momentą, už tai, ką jūs turite. Pamiršimas tai, kas jums nepatinka ir dėkojimas už tai, kas jums patinka. Dėkojimas už jūsų gražias savybės, už jūsų turimus daiktus, jūsų namus, už šalį, kurioje gyvenate, už politikus dėkojimas, kurie yra tokie, kokie yra, nes jie taip pat spindi mus. Spindi visuomenė, kurioje mes gyvename, dėkojimas už viską, ką jūs matote, priėmimas kaip mažu.
dėkoti už tai, už ką jūs galite pajausti dėkingumą ir truputį už tai, ko jūs negalite, ta prasme, išėti kam dėkingumo. Čiut. Daug nereikia, bet truputėlį už tai, ko jūs negalite priimti ir už tai truputėlį padėkokite, kad jūs mažu galėtumėte priimti. Tai man mažiau vis deda postus apie dėkingumą. Tai dėkingumas yra rakas į mūsų turtą, į mūsų dabartinę turtus, tą meilę savo, priėmimas savęs, laimę, džiaugsmas yra. Pirmiausia, dėkingumas, nes kol jūs nesate dėkingi už tai, kad turite, ir už tai, kad jūs turite kūną, nesvarbu, koks tas kūnas būtų, už tai, kad jūs turite veidą, sveikatą, kad ir kokiai tenai bebūtų, ar jūs norite juos geresnis ar blogesnis. Pirmiausia yra dėkingumas už esamą momentą ir esamo momento priėmimą. Tada jūs įgaunate sparnus ir galimybę kažką pakeisti. O dabar, kas nori būtent tų mažų žingsnelių, bet labai tvirtų žingsnelių savo gyvenime, kad jūs pamažu keistumėte save labai tvirtai, labai sąmoningai, labai taip, labai sustrateguotai, lengvai ir tarytum upėje pradėtumėt plaukti. Tai aš siūlau jums dalyvauti mano unikalus moteriškumas programoje. Nesvarbu, kuriame mieste esam, nesvarbu, kurioje pasaulio šalyje esam, iš tikrųjų esat mums labai trūksta tų internetinių kursų, kur mes galėtume susijungti visam pasaulyje gyvenančios moterys ir merginos. Ir tai viskas vyks internetu, mano unikalus moteriškumas prasideda jau vasario 17 dieną, bus penktadienis, mes pradėsime nuo paskaitos. Paskaita bus pirma apie vyrų moterų santykį, apie mūsų psichologiją, kaip mes matome pasaulį. Bus apie tai paskaita ir kas norite, ta prasme, dalyvauti, tikrai registruotis galite viršuje, yra mygtuko registracija, tiesiog paspausti, jūs nuvesti į puslapį, kuriame yra visas aprašymas, pilnas aprašymas, kaip viskas vyks. Nepraleisti šitą galimybę ir dar vien, ta prasme, šitą tinka visoms moterims. Tu turi daug žinių apie moteriškumą, super. Tu turi mažai žinių arba jūs nežinai, jokių žinių neturi apie moteriškumą, super. Visoms šita programa tinka, nes vėl mes viską iškelime, vėl mes viską išvažiuosime, su kuo aš susiduriu ir kur man šita programa iškilo. Tai vien to, kad daugelis moterų man pačiai po moteriškumo kursų susiformavo labai daug blokų. Jie susimaišė su mano senomis žiniomis, su mano senomis nuoskaudomis, jie susimaišė su tos naujos žinios, su mano įtikinimais įvairiais. Aš būdavau seniau labai, aš buvau ambicinga. Ir aš su ambicijais iš tikrųjų labai pamyniau ir susikūrė daug naujų žinių, visai nereikalingų ir netikrų įsivaizdavimų. Ir susikūriau naujų blokų. Susikūriau per tą žinias, nes tos žinios, tos žinios yra labai geros, kurią pateikia tie, kas vedam domisi ir kiti lektoriai. Jos yra labai geros, bet jos mumyse padaro negerų dalykų, kai mes nesame išvatos viduje. Tai mes, ta prasme, ką šitas kursas, kame esmė, kad mes gausime ir daug naujų žinių ir iš karto praktikas ir valymas. Mes gauname, aš pasakoju ir kalbu, tarkim, apie moteriškumą ir moters pareigas ir mes iš karto tvarkome visus blokus, kad mums neleidžia tų pareigų atlikti, kad mums nereikėtų verstis per save, kad mums nereikėtų kankinti savęs, nes aš pati mačiau ant savęs, kiek man buvo daug sunku, kiek man reikėjo įdėti daug kartais vaidybos, kiek man reikėjo įdėti daug savo melo ir kaip man kartais būdavo sunku elgtis moteriškai ir kokia aš nebuvau moteriška. Taip pat labai svarbus dalykas yra mūsų santykis su mama ir mes taip pat tvarkysime mūsų santykius su mama, nes mūsų santykius su mama yra mūsų moteriškumas taip pat. Jeigu mes neturim gerą santykį su mama, mes negalėsime būti moteriškos, mes negalėsime būti atidavusios savo šeimai, savo veiklai, savo meiliai, nes savo mylimam vyrui ir taip toliau savo vaikams, nes mes vėlgi mamos kažkur nemylime, mamos kažkur nepriejome, galbūt mums atrodo protu, kad mes ją ir priejome. Bet kuomet mes prisimenam kai kuriuos jos, tarkim, poelgius iš karto, mes ateisime, nemylime, nepriėmame ir mes negalime būti moteriškos. Jeigu mes nesutarėme su kitomis moterimis arba aš tikrai
su ne vieną merginą ir ne vieną savo draugą, kurie sako, aš negaliu pakęsti kitų moterų, aš visas jas laikau konkurencijom, žiūrkim, gyvatėm, aš negaliu su jam normaliai bendrauti, atsiverti, bet su vyrais man gerai, bet su vyrais man normaliai. Ir tai vėlgi blogas, visi tu savęs neprieimi, visi šitie efektai vėl, tu savęs brangioji neprieimi šalia tu mano. Ir tu negali normaliai skaitis, negali tą ir tiems vyrams duoti kažko, būti draugė tiems vyrams. Tai va, šitus dalykus mes tvarkysime, taip pat tvarkysime santykį su tėčiu. Aš turėjau labai blogą santykį su tėčiu, labai blogą santykį ir aš pamačiau tai atėjo kariškai man, atėjo karmiškai ir aš labai dėkoju tam savo blogam santykiui su tėčiu, kurį aš kažkada turėjau, nes dabar tas santykis yra absoliučiai pasikeitęs. Jisai iš tikrųjų apsivertė po moteriškumo kursų. Nes aš tada pradėjau kitaip žiūrėti, aš tada pradėjau kitaip matyti savo tėtį, save, pradėjau man daug dalykų aiškiai, pradėjau matyti santykį su jos mama, bet aš taip pat priėmiau savo tėtį, kaip priėmė jį mano mama, priėmiau kaip mano mama, mano močiutė ir dar blogiau, norėjau būti joms gera, joms patogi ir su tėčiu santykį turėjau labai blogą ir kas iš to gavosi, kad bet ir su savo vyru turėjau iš pradžių santykį labai blogai, jis man spindėjo viską, ką man spindi tėtis ir aš jam net esu pasakiusi, tu kaip mano tėvas, galėjai elgėsi ir su manimi elgėsi. Bet visą taip pasikeitė ir su tėčiu ir su vyru aš turiu dabar santykius nuostabius. To, ko niekada nebuvo per 25 mano gyvenimo metus, ko nebuvo, 26 gana. Ir dabar aš turiu visiškai kitokį santykį su jais ir supratau, ko aš bijojau juose, galų gale pamačiau, kad aš nepriėmu vyriškos energijos, aš nepriėmu tos vyriškos stiprybės, aš nepriėmu jų globos, aš noriu jų globoti, aš noriu būti aukščiau juos, aukščiau jų. Aš visą tai tvarkiau, aš visą tai perėjau ir aš galiu kiekvienai iš jūsų tai padėti perėti ir tada šitą unikalus mokymo programą ir sukūriau, kad mes visus kartu pamažu galėtume perėti į moteriškumą, perėti į nuostabius santykius su vyru. Vyrai tau nori duoti, net, ta prasme, jie galbūt, jie nori tau tiesiog duoti ir tu mokyti priimti, kas yra labai svarbu, nes moteris davimą laiko aukščiau už gavimą. Ta prasme, jų davimas yra aukščiau už gavimą, jos nori duoti, bet nenori imti. Ir tada atsiranda taip, kad jos ir vyrus atsiranda tokius, kurie nenori jom duoti, o jos tada vėliau pradeda to reikalauti iš vyrų. O vyrai toliau joms nenori to duoti, nes jos tiesiog negali viduje priimti. Nors protas sako, aš noriu, bet aš nenoriu to priimti. Aš nakart irgi nuėjau gilyn ir žiūriu rožės. 8 zlotai viena rožė ir man tokia iš karto mintis, o Dieve, kaip brangu, aš tau tai nepirksiu. Ir aš save iš karto tuo momentu pagalvojau, labą dieną, Juste, sveikinu, aš tai tave suradusi. Labai faina, kad aš tai radau, kad tu negali nusipirkti savo rožių plokštės, kuri viena rožė kainuoja 8 zlotus, nes man tai yra daug. Ir aš tada iš karto, manyje, tas jautrumas yra labai išvystis ir aš labai greitai pamatau, kas man iškilo, kodėl iškilo. Labai greitai pradedu tai analizuoti ir paleidžiu ir tvarkau ir aš supratau, kad iš vyro tai aš noriu, tai brangių rožių plokštės. Noriu. O pati savo nenori? Nenoriu. Tai aš gausiu iš vyro tokių plokščių, tokią rožių plokštę. Ne, negausiu. Žinai, tai kol aš tau pati nepasidaunuosiu rožių plokštės, vyras nepadaunos rožių plokštės. Brangių. 8 zlotų yra 2 eurai. Nes, jeigu aš pamačiau Lietuvoje rožės už 2 eurus, man tikrai nebūtų daug, bet tas skaičius 8, jisai padaro, daug, tas labai įdomus dalykas su skaičiais pinigais, nes man Lietuvoje iš Lenkijos viskas atrodo šiauriai pigu. Ir tas labai juokingai yra, kai aš neinu į kirpyklą, man Lietuvoje pasako ten, ta prasme, 40 eurų, aš sakau, ta prasme, sumoku, tai lyg čia būtų labai mažai, kai aš čia, ta prasme, man pasako ten 160 zlotų, o ne galvoju, Dieve, kiek daug, o perėčiai pačiai jokas taima. Tas tai skaičius, ta prasme, yra labai įdomu. Jie mūsų galvoje, ta prasme, įgauna vėlgi tokį dvipusiškumą. Smagu man su labai šnekėti, žiauriai man smagu su šnekėti ir aš nekantriai laukiu iš tikrųjų unikalaus moteriškumo programos,
temas, kurios galėsiu labai daug šnekėti su jumis. Tai kai vyks moteriškumo programa, 2 kartus per savaitę greičiausiai antradienį ir ketvirtadienį vyks paskaitos. Paskaitos vyksta prasme vakare, 7 val. Lietuvos laiku. Paskaitos bus įrašomos, visas paskaitas jūs gausite į savo elektroninį paštą, jūs paskaitas galėsite, jeigu negalite tuo metu dalyvauti, jūs paskaitas galėsite peržiūrėti vėliau. Taip pat, kiekvieną rytą jūs gausite po praktiką, po pusės valandos maždaug praktiką, kur jūs grinai šalinsite savo turimus blokus. Turimus blokus vyrų, mama, savim, įvairiais įsivaizdavimais, įvairiom, moteriškumo, pareigos, nėra tokios. Ir iš karto šalinimai blokų, tavyje, kodėl tu negali vyro pareigų priimti, nes tai būna, mes norime vyro pareigas ir nenorim, kad jis tai priimtų mūsų pareigų. Taip pat gausite visas moteriškas pareigas ir moteriškas pareigas mes eisime ir žiūrėsime, kokį bloką yra, mes negalime savo moteriškų pareigų daryti. Pavyzdžiui, ne, vienai tokių nuolankumas, ne, ir iš karto vienose mumyse sukelia meilę, pasitikėjimą, džiaugsmą, dėkingumą, kitose mumyse sukelia, kad tarnaitė, pastumdėlė, nevertina, nemyli, prarandi save ir taip toliau. Mes visą tai tvarkysime, kad jums nereiktų būti, kad jums nereiktų kame neklumas, kad mūsų, nes mes kiekvienais vidame kitaip, bet tie mūsų blokai ir, pavyzdžiui, nes mes dažnai leidžiame visas savo moteriškas pareigas per savo skaudulius, per savo įsivaizdavimus, per savo baimės, per savo kažkokias praeities patirtis, kurios pažemintos, bijom būti pažeminti ir toliau. Ir mes tiesiog arba darome tai taip truputėlį kreivai, arba iš vis to nebedarome. Arba padarome neteisingai, vėl darome iš baimės neteisingai, taip truputėlį pro šoną forsuodamos savo tą pareigą, ne, kažkokią. Gauname blogus rezultatus ir sakome, ne, tai neveikia, tai nefaina, tai man skauda, tai vyras nepriima ir taip toliau. Tai mes ir būtent šalsime visus dalykus, kad jums nebūtų sunku to daryti, kad tai eitų iš jūsų vidaus unikaliai, taip kaip jūs iš tikrųjų norite tai daryti, taip jūsų vidus, kaip jūsų siela, kaip jūsų esybė, kaip jūsų visas gilus moteriškumas, kaip nori elgtis, kad jam nereiktų mušti pro baimės, o ten kaltes, pro įsivaizdavimus įvairiausiai toliau. Tai mes taip apeidinėsime, vis šalinsime, kad jums viskas rytųsi lengvai, su meilė, laisvai ir taip toliau. Kad jūs galėtumėte ne po moteriškumo kursų, ta prasme, eiti ir versti sienas, bet apeiti tą sieną, palikti tą sieną, taip šalia, taip, ir taip moteriškai lengvai praplaukti tiesiog pro visą tą. Tai mes šalinime, tvarkysime, ruošime save tai meilį, tam priėmimui, tai gausai, tam moteriškumui, tam pasitikėjimui savimi. Pirmiausia, o tada iš to ir kyla pasitikėjimas Dievu, vyru, priėmimu tos ir taip toliau. Mes taip pat tvarkysime santykius su pinigais, nes tai labai svarbu. Tai čia irgi yra, aš esu daręs tai, ten buvo praktikumas labiau, ne seminaras. Esu apie tai dariusi ir jūs turbūt, kas dalyvaujate, tikrai pamatėte, ko jūs tenai turite vien įsivaizdavime, vien ta prasme, kaip jūs vertinate apskritai pinigus ir po to pamatėte, einant dar gilyn, mes pamatome dar kitokius visokiausius bortus, įsitikinimus ir taip toliau, kodėl mes tų pinigų neturim, nepriemam, norim jas atsikratyti ir panašiai. Įvairiausių įdomiausių dalykų mes turime ir jūs čia galėsite juos pamatyti ir pašalinti iš savęs. Ir tai yra svarbiausia, nes jūs po 8 mėnesio pradėsite lengviau kvėpuoti, jūs po 8 mėnesio apsirengsite savo nuostabias sukneles ir nesijausite su jomis ne vietoj, ne laiku, jūs pajusite daug daugiau priėmimo, daug daugiau meilės savo, meilės kitiems, džiaugsmo, dėkingumo, puošnumo, jūsų gyvenimus daug daugiau gausos per įvairius šaltinius, galėsite priimti, jūs pasitikėsite daug labiau gyvenimo, jūs sumažinsite savo nemiego naktis, ta prasme savo nerimą, kurį moteris labai turi, nes moteris yra labai nerimastinė būtybė. Esybė, jinai labai daug apsėma ne savo darbų, mes taip pat mokysimės kaip atiduoti ir taip pat atiduosime darbus tiem, kam jiems priklauso ir pareigas atsakomybės žmonėms, kuriems jos priklauso, nebetiminėsime iš žmonių jų ta prasme atsakomybių. Ir
liksime galų gale prie tų dalykų, kuriuos mums iš tikrųjų reikia daryti ir kurių darymas mums padeda. Tai va, mielosios, dar žiauriai yra naujiena visoms, kurios registruoti iki šiandien vakaro, ta prasme iki šiandien dar, kas per sekmadienį registruotis, visoms kainuos tai 67 eurai visas mėnesis. Tom, kurios jau registruosis rytoj ir taip toliau, tai kainuos 97 eurai šito mėnesio kursas. Tai kas nori tiesiog viršutyje yra Facebook registracijos, spaudžiat ten yra pilna informacija, pasiskaitot, nusprendžiat, ar jūs to norit. Dėl pinigų nesijaudinkit, jūs galite tai daryti išsimokėtinai, galite, kad norite mokėti visumą, arba, ta prasme, perkit dalis, mes tiesiog jūs išsiųsite, kaip jūs norite, anketoje ten užpildysite ir išsiųsite, kaip jūs norite mokėti, ten yra 3 pasirinkimai. Pirmiausia, derinsime jums patogų grafiką. Merginų užsiregistravusių jau yra, tad tikrai junkitės, nepraleisite galimybės prisidėti prie tų moterų ratų, kurios labai stipriai pakeis savo gyvenimą, kurios tais mažais žingsneliais nueis į daugiau ramybės, į daugiau meilės, į daugiau pasitikėjimo savimi, į didesnę vyro meilę savo, į didesnę savo meilę savo, į didesnę kitų žmonių meilę savo, į karjeros galimybės. Prasme, jūs pasieksite tai, ko jūs varbat norite. Mes dirbsime viso kurso metu, turėsime kelis tikslus įsikėlusios, pas mes norėsime pasiekti ir mes dirbsime su tais tikslais. O dar vienas dalykas labai svarbus, kad jūs dėl nieko nerizikuojate. Jeigu jums po 8 mėnesio jūs jausitės taip pat kaip jaučiatės dabar, aš tikrai jums visus pinigus visus investuotus į save sugrįžti, nepasiliksiu nei vieno to savo. Jeigu aš jums nepadėsiu, aš tikrai nenoriu iš jūsų gauti jokio atlygio. Taigi nieko neprarandate ir jūs turite puikią galimybę sudalyvauti. Net jeigu esate nesvarbu, kuriam pasaulio kampe, Antarktidoje sėdite Anglijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Prancūzijoje arba Jungtinėse Amerikos valstijose ar kur nors Brazilijoje, Kanadoje, nėra svarbu, ta prasme, kur tu esi. Junkis prie mūsų, jungtis to rato, ta prasme, tu taip pat supažinsi su puikiomis moterimis, kurios dalyvaus kartu. Mes turėsime vienas kitų palaikymą, aš palaikysiu, jeigu reikės, aš padarysiu jumis asmeninių konsultacijų. Ta pačia, ta prasme, kaina įskaičiuota, kad jūs greičiau tai suvoktumėte ir pradėtumėte, jeigu jums po 2 savaičių, pavyzdžiui, jūs nepamatysite rezultato, aš darysiu su jumis konsultaciją asmeninę, kad mes tuos dalykus praeitume. Jinai bus visiškai nemokama, ir kad jūs greičiau pramuštumėte ir turėtumėte patirti viso šito mėnesio, viso šito kurso teikiamą naudą. Būt mėsos jungitės, nepraleisti tos galimybės ir šiandien visoms registruojančiams kaina yra tai 67 eurai. Oi, kaip man smagu su jums būti. Aš negaliu, aš matau jūsų komentarus, matau, kad jūs esate prisijungusios. Man labai geras su jums būti. Ir tikiuosi, kad jūsų bus daug ir visą mėnesį nuo vasario 17. Pavasaris anosis, patikite pavasarį, apsime šviežios, gaivios, naujos, savimi pasitikinčios, save mylinčios moterys. Gimkite iš naujo per šitą mėnesį, kuris jūsų laukia mano unikalaus moteriškumo, ta prasme, kurse. Gimkite iš naujo. Kviečiu dalyvauti, kviečiu save pažinti labiau. Ir ačiū. Turbūt ir baigsime, aš turbūt labai čia šiandien ilgai užtėsiu, turbūt jau tikrai yra daugiau negu valandą, aš šneku. Ir aš jaučiu, kaip man galva truputėlį svaigsta nuo deguonies trūkumo, nes daugiau iškvėpiau deguonies negu įkvėpiau šiandien. Tai va, tai dar nepabaigiau, taigi 2 kartus per savaitę paskaitų rašus gaunat, praktikos, kurias jūs gaunate, jos yra šiaip skirtos labiau ryte daryti. Bet galėsite ją padaryti tada, kada jums yra patogu, jūs gausite jas iš vakaro, man atrodo, aš jas išsiųsiu iš vakaro, kad jūs galėtumėte, nesvarbu, kada keliatės 6, 5, 9, 10, 11, 12 dienos, mes padaryti, galbūt jūs galėsite kelti pusvalandį anksčiau ir šitą praktiką padaryti. Ta prasme, tiesiog lovai gulint, užsidėti ausinukus, ją atlikti, kelti su nauju vėrimu, su nauju rytu, pašalinusi blokus, pasipriešinimus savo dienos, ta prasme, darbams, savo dienos planams, atsikelti naują šviežią, turinti daug energijos ir pradėti dienos darbą. Jeigu ryte nespėjai praleisti, pramiegosi, viskas gerai, tu taip galėsi padaryti per pietų pertrauką, vakare, pavakarę. Vakare aš taip pat galvoju, vakarui padarysiu kokią nors ne valandos minučių, aš negu 15 minučių ar 10 minučių padarysiu, ta prasme,
praktikėlę, kurią atsiųsiu ir jūs ją kiekvieną vakarą galėsite užsidėti, jeigu norėsite ir užsidėti ją, paklausyti, atvaduoti ir jūsų miegas būtų tylus, ramus, jūs galėtumėte išsisėti visiškai ir atsibusti. Bet jums nereikėtų prabudinėti naktį tos, kurios miegate blogai. Tai vat ir gausite dar vieną dieną užduotėlį, mažas, ir jūs dar giliau ir giliau ir giliau dar save kapstytumėte. Jūs taip pat užtėm po 15 galbūt minutų. Tai realiai iš viso jums per dieną reikės skirti maksimum valandą savo skirti, bet ta valanda bus išdėliota visos dienos jėgos. Ačiū visus, kurios buvote. Ačiū, kurios mane žiūrėjote, ačiū, kurios komentavote. Ačiū labai Agniai su Deimantė, jos pridėjo labai daug komentarų, rašė. Ir tikrai gali ir kitos, kurios žiūrės. Ir po šito live transliacijos, aš net užkimau bekalbėdama geras. Live atsiunčiu. Ir ačiū, kurios rašėt, kurios dalinotės, tos kitos irgi galės simti iš jūsų patarimų. Ir susitiksime rytoj ir kviečiu tikrai registruotis, nepraleisti, ir kaina yra tikrai labai maža. Viso mėnesio kursą plius sąlygos yra padarytos tokios, kad kiekvieną galėtume dalyvauti, kad finansai nebūtų stabdis joms. Ačiū, mielosios. Ačiū labai, kad klausėte, ačiū, kad dalinotės, ačiū, kad buvote šitą visą laiką, čia turite 14 valandas. Ir linkim gražios dienos. Linkiu jums pailsėti, linkiu jums atrasti vienelis, linkiu jums taikyti visą tai, ką aš jums jau daviau. Visas tas praktikas taikyti savo, ieškoti, kapstyti, tas visas nuimti, visas labas, vidutėlė, kaip smagu, kad ir tu čia. Nuimti visus tuos blogus, nuimti tuos visus šarvus, kurie jūs uždaro jūsų meilį savo. Ir gilinti tą santykį, gilinti tą meilę, gilinti draugystę su savimi, romanus su savimi, kurti dar gilėti, dar didesnį. Oi, liko tik tai 3. Labai faina, labai smagu, kad tiek jūsų čia liko. Gerai, ačiū. Ačiū jums visoms, ačiū jūsų kantrybę. Ir te.